Sveiki! Nesenai mačiau video, kuriame vaikinai bando nusibrėžti savo linerį. Ir tai buvo tikrai juokinga. Tačiau pagalvojau, kad merginos taip pat susiduria su šiuo iššūkiu. Todėl šiandien parodysiu paprastą būdą, kaip pasidaryti akių pravedimą. Yra daugybė priemonių ir šepetėlių, kuriomis galite pasidaryti pravedimą. Tačiau kokia bus patogiausia jums, reikės įsirinkti pačiom. Bet šiandien aš parodysiu priemonę, su kuria paprasta dirbti man. Tai yra gelinis lineris ir kirstas šepetėlis. Daugelis iš jūsų puikiai valdot šepetėlį ar pieštuką, tačiau nerandate to taško, kur užbaigti linerį, kad jis nelūžtų, kad akis atrodytų pakelta, o ne nuleista. Taigi yra labai paprastas būdas tai nustatyti. Tiesiog pratęskite savo antakį vizualiai ir nuo nosies ir akies krašto pratęskite liniją į smilkinį. Jų sankirtoje atsiranda taškas, į kurį mes ir turėtume orientuoti linerį, nesvarbu jis būtų trumpesnis ar ilgesnis. Kadangi sudėtingiausia pravedimo dalis yra jo uodegėlė, todėl ir aš siūlau daryti viską atvirkščiai. Pradedame ne nuo akies pradžios, tačiau nuo tos vietos, kur norime užbaigti linerį. Tiesiog pridedame šepetėlį arba pieštuką toje vietoje ir braukiame liniją link akies centro. Na, o dabar aš parodysiu, kaip tai padaryti praktiškai. Taigi, susivedame centrus ir žiūrim. Štai taip. O dabar jau galite pradėti nuo akies pradžios ir davesti iki centro. Merginos, taip pat pamiršau paminėti, kad jokių būdų nedarykite taip. Todėl, kad patempus voką, jūsų lineris gali atsidurti visiškai netinkamoje vietoje. Tiesiog žiūrėkite į veidrodėlį ir vadovaukitės mano patarimais. Eikime prie kitos akies. Na va, tačiau jei po šito video jums vis dar kyla klausimų, drąsiai rašykite man ir aš individualiai jums patarsiu, kaip pasidaryti jums tinkantį linerį.